ta liga, jeigu tu ten ar gersi, ar nežinau, neįsi darbą, ar ten neįsi mokyklą, nu ką ten tu bedarysi, kokią žalą, tai yra tada tavo reikalas, gerai, bet aš palaikysiu tavo sveikimą. Ir čia tada aš nesakau tam žmogui, metu tave į šiukšlyną, atsitraukiu ir dabar medituoju. Nu, tikrai būtų absurdiška. Bet mes sakom, kai tu tik būsi blaivas, blaiva. Ta prasme, mes tada, nežinau, darysim tą, darysim kitą. Mes stiprinam jo tą visą dalį. Mes atpažįstam tai, kas jiem patinka. Ne tai, kas man patinka. Ne tai, kad aš norėjau seniai su savo vyru nueiti į kiną, bet štai nenuėjau. Ne. Tarkim, nežinau, jeigu ten mano vyrui ar žmonai patinka šokti čia, tai mes sakom, žiūrėk, kai tik tai tu būsi blaivas, blaiva, mes iš karto užsirašom į tenai. Nu, turiu omeny, yra tam tikros sistemos, Renata, yra tokia vadinamoji Krafto sistema, dabar Lietuvoje irgi yra įdiegta, apmokyta tikrai nemažai specialistų, kuris skirta tik artimiesiam, kaip konkrečiai veikti 10 stotelių, ar ne, mokant, kad tenai nebaksnuoti kaip šuniukų ir taip toliau. Tai taip, tai gal tada